Šis namas Alytaus centre visą šilumą reikalingą gyventojams šildyti gauna štai šioje vietoje. Negalvokite, kad po trinkelėmis gyventojai įsirengė anglių sandėliuką ar pakasė dujų talpas. Prieš porą metų, renovuodami savo pastatą, jie ryžosi dideliam eksperimentui. Padarė 7 100 metrų gręžinius ir energiją gauna iš žemės. Bet gal tik sako, kad iš žemės, o iš ties iš paprasčiausių šilumos tinklų? 2 metai mes jų nenaudojamės ir šiai dienai norint aš net negalėčiau jomis naudotis, kadangi šilumos tinklai iš kitos pusės yra sudėję aklės ir šitie vamzdžiai, kurie ateina iš ten, yra tušti. Žiemą ta žemės šiluma 5 laipsniai. Tad prašome modernizavimo idėjos autoriaus pono Vytauto paaiškinti, kaip iš tų 5 laipsnių galima sukurti butui reikalingą šilumą. Ir logika veda tokia, nedingsta niekur tie 5 laipsniai. Reiškia, jie kompresoriaus pagalba, spaudžiant tam tikras medžiagas, jie yra pernešami į mūsų šilumos sistemą. Ir jeigu taip jau labai vaizdžiai pasakyti, tai po stiklinę pilant vandenį galima pripilti kibirą. Tai šitie 5 laipsniai yra, sakykime, stiklinė, tai jeigu mes 10 kartų po 5 pasiėmam, tai reiškia, mes turim 50 laipsnių. Taip labai paprastuoju būdu aiškinu. Tačiau dar viena modernė technologija, leidusia išspręsti bene didžiausią namo problemą pelijančias sienas, bendruomenė nusprendė įsidiegti, nors valstybė tuo metu ir nekompensavo už ją patiriamų išlaidų. Tai aktyvaus vėdinimo sistemos visuose butuose. Rezultatas geras, tikrai labai patenkinti, visas namas išdžiūvo ir super. Netgi išdžiūvo? Išdžiūvo. Jūs minėjote, kad anksčiau jūsų bute buvo problemos ten ir buvo kažkokie pelėsiai, daug drėgmės, ar ne? Taip, labai. Ir paskui tai praėjo? Kol kas dar iki galo nedabaigėm remonto, bet šiuo metu galima jau jį daryti. Viskas gerai, kas nauja ir efektyvu. Dabar darau kitą projektą, kur administruoju pastatą daugiabutį. Tai ten būtent gyventojai galbūt ir mūsų patirtim pasiremdami diegia visas įmanomas priemonės. Buvo ir renovacijos priešininkų, tačiau dabar jie tyli. Ir kaip netylėsi, kai butai po renovacijos pabrango 2-gubai. Mūsų namas įvertinus centrą ir dabartinės, sakykime, tas visas mokėjimo sąlygas, tai butai mažiau 150 000 niekas net nekalba. Tai turbūt kaip Alytus. 3 kambarių. Kaip Alytus kainos tai yra gana aukšta. Aplamai Alytuje eina kainų lygis kažkur apie 60-70 000 maždaug butai 3 kambarių. Už kelių kvartalų stovi dar vienas 1962 metais statytas namas, kurio bendruomenė užsikrėtė gerą idėją ir nori pas save įdiegti ne tik geoterminį šildymą, bet ir saulės energiją. Jūs griaunate vieną iš pagrindinių mitų, kad vyresnio amžiaus žmonės kategoriškai prieštarauja, kad jų name būtų daroma renovacija. Jūsų daugiabučių bendruomenė tai kaip tik yra daugiau pagyvenę žmonės, ar ne? Taip. Čia gal negaliu pasakyti, kad 92% vienam susirinkime buvo pritarenčių ir negaliu pasakyti, kad tai pirmajam susirinkime šitas buvo, bet žmonės pamažu suprato, kad vis tik tai apsimoka ir verta, kaip sakant, pradėti šitą labai svarbę, gal ir nelengvą, bet akciją, kuri tikrai... Tai kaip įtikinot? Aritmetika. Kiek kainuos, kiek dabar kainuoja ir kiek gali kainuoti po. Tai aš manau, kad galiu garsiai pasakyti kamerą, kad ten šildymo sezonas 3 kambarių butui turėtų nekainuoti daugiau 350 litų. Čia sezonas. Pabrėžiu, sezonas. Ką sako kaimynai? Kaimynai ne iš šito namo, bet iš tolėliau esančio mane pažįsta kai kas. Oi, kaip jūs šitaip. Ir mes norėtume. Taip ir plinta renovacijos virusas. Po savaitės viruso pėdsakais keliausime į Vilnių, į Baltupius.